Gerbėmieji, kadangi nepraeina motyvą, kurią dabar skinu. Ir čia didžiulis derlius pasidarė ne tik dėl to, kad neaugo šitoje vietoje, bet dar buvo likviduota kaiminystėje augusi, šiaip tai mano iniciatyva, ne mano eglė buvo likviduota prieš kelis metus. Medis atsigavo ir šalia esantis vietna obelis atsigavo. O va čia būna turguose netiki, kad būna viktorijų. Su viktorijų prekyba yra sunku, reikia turėti mašiną, nes jos labai minkštos. Ir taip į plačią nesimesi kaip vengerų. Porą maišų ir į plačią vengerų nieko viktorijom viskas. Va Viktorija užaugo iš senos, va sena Viktorija. Stovėjo 7 metus sausuolis, aš nusprendžiau atgaivinti ir atgaivinau. Ai, visokių yra senovinių būdų panaudojau. Nebūtinai tai ten šokimas aplink medį, palaistyti reikia, pakramdyti. Na, reikia tikėti, kad medis gyvas. Medžiai yra gyvi dar labai ilgai. Po to, kai stovi stuobrys ir paėmė ir išleido šakas ir dabar jau, kiek čia, 9 metai gyvas tas medis. Ir šaknis jo regeneravo ir leidžia ūglius. Tai va. Čia ir pasiruošiu rytdienai, jeigu klientai klaus, nes išgirstu fantastiškiausių teorijų, kad vengerkų nebėra, kad niekur nebeauga, va kaip niekur nebeauga. Tik tu pasiek, kad geras. Ten labai skanios, šiandien vienas žmogus paragavo, tai prisiparkavo dviratį, gavo lengvą šoką, nusako, turguose nėra tokio skonio, taip nėra. Čia auga ypatingose sąlygose. Tėtės sodinta, tėtės yra labai gera ranka. Viską, ką jis sodina, viskas prigyja. Viską, kas skiepija, viskas prigyja. Va čia dar irgi Viktorija auga. Va. O čia tiems, kas sako, nėra šiais laikais nei Viktorijų, nei vengerkų. Tai nenaikinkite medžių, tai jie iš šaknų atauga. Čia sodino tėtis. O vienam kampe šalia irgi stuobrio turime visą gyvatvorę, tiesiog vengerkų. Aš jų apie 50 gal turiu jaunų. Na va rytoj parodysiu, kas netikės, sakys, nebūna. Iš bazės, va mano bazė, va mano super bazė. Tai tiek.